konkurencingumą. Mažeikių rajono gyventojai Danijos ambasadoriaus Lietuvoje piketu reikalavo viešai atsiprašyti už esą bendruomenės įžeidimą ir kišimąsi į vietos savivaldos reikalus, proteguojant savo šalies ūkininką. Gyventojai kategoriškai prieš Dano kiaulių auginimo komplekso plėtrą. Ambasadorius tikisi rasti kompromisą, kuris tiktų ir Danų ūkininkui, ir Mažeikių rajono žmonėms. Taip keliasdešimt gyventojų dar kartą reiškia nepritariantys Danijos ūkininko ketinimams plėsti kiaulides netoli Mažeikių. Priešais Danijos ambasadą Vilniuje susirinkę žmonės baiminasi, kad plėtra trukdytų ne tik būsimiems verslams rajone, bet kenktų ir sveikatai. Didžiulė smarbė, nekilnojamo turto vertės kirtimas, ta prasme, nekilnojamo turto neparduosim, kaimo turizmą, mes norim kaimo turizmą steigti, graži vieta ir šalia upės, laisvės aplink Mažeikius ir kils geresnės sveikatai. Danijos ūkininkas šiuo metu augina mažiau nei 500 kiaulių, bet siekia įsireikalauti leisti šį skaičių padidinti iki 12 000. Piketo dalyviai cituoja itin juos papiktinusius ūkininko žodžius. Kam nepatinka tas kvapas, tegu kraustus į miestus gyventi. Nu tai čia, ne absurdas? Nu kas? Hello? Iš Danijos ambasadoriaus piketuotojai nori atsiprašymą už esą bendruomenės įžeidimą per vieną pokalbį su meru ir įteikia kiaulidžių plėtrai nepritariančiųjų parašus. 2762 parašai. Mes įteikėm Danų ambasadoriai. Čia yra parašai prieš Bugenio Angro. Ambasadorius lakoniškas, per piketą esą nepadiskutuosi. Turiu vieną komentarą. Mes vis dar tikimės gero kompromiso su vietos savivaldybe. Tačiau ambasadorius piketuotojus pakviečia pasivaišinti. Šie nusivylę. Norėjo mus iškišti piragėliais, papirkti piragėliais. Nupirks visai bendruomeniai piragėlį ir mes važiuojam namo. Daug tokiam lygiai. Ačiū. Aistros verda ne tik čia, bet ir teismuose. Po to, kai Mažeikių savivaldybė nepritarė kiaulidžių plėtrai, Danijos ūkininkas pasiskundė teismui. Procesai tebevyksta. Braškių augintojai nespėjusiems jų prisivalgyti pataria skubėti. Šiemet porą savaičių anksčiau prasidėjęs šių uogų sezonas anksčiau ir baigėsi. Ūkininkai gąsdina, kad kitąmet lietuviškų braškių bus dar mažiau, nes jas auginti darosi nepelninga. Lietuviškų